Žemės ūkio pažanga neįmanoma be mokslinių tyrimų. Ir tuo tikslu dirba ir mūsų Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos bandymų stotis, kuri savo veiklą pradėjo dar praeitam amžiui. Žinoma, atsikėlus akademijai iš Dotnuvos į Kauną, tai buvo tik tai bandymų laukas, o 1978 metais įkurta mūsų bandymų stotis, kuris specializuojasi rapsų agrotechnika, tačiau atliekama čia visa eilė kitų tyrimų. Tai ir žemdirbystės sistemo palyginimas, ir tikslusis ūkininkavimas, ir atskirų augalų mitybos elementai, atskirų prekinių augalų agrotechnikos tyrimai, žemės dirbimo tyrimai. Kasmet čia jų atliekama virš 50. Žinoma, apginamos ir 2-3 daktaro disertacijos ir paruošiami bakalauro darbai, tačiau svarbiausia, kad mūsų šita produkcija pasklinda ir po mūsų ūkininko laukus. Čia organizuojama visa eilė seminaro, konferencijų. Viena iš tokių tradicinių yra Žemdirbio vasara, kuri rengiama nuo 1997 metų ir šiemet buvo jau 25-oji jubiliejinė Žemdirbio vasara, kur apsilanko ūkininkai ir gauna objektyvą informaciją apie mūsų naujausias rekomendacijas, apie naujausius tyrimus, kurie siejasi ir su klimato kaita, ir su mūsų ūkininkavimo problemomis.